Buividų sodybą atvažiavome dieną prieš Viliaus mirtį. Taip traukė važiuoti, intuicija vedė. Radom jį bedirbantį, akis neranas, atrodė, kad jis ne čia. Jau seniai jo siela išėjusi. Vilius norėjo pastatyti bažnyčią, be stogo. Stogas tai dangus. Aplink sodybą eina kelias. Rožančiaus kelias, kad žmonės vaikščiotų ir melstųsi. Tu esi Dievas, aš turinys. Tu esi gyvenimas, aš mirtingumas. Tu esi tiesa, aš klaidų versmė. Tu esi skaistumas, aš visas dėmėtas. Tu valdai visą pasaulį, aš net savęs nevaldau. Tu kvieti į dangų, aš prie žemės glaudžiuosi. Tu trokšti tarnauti, aš vien įsakinėti. Tu esi mano teisėjas, aš vargingas nusidėjėlis. Tačiau aš esu laimingas.
Įleiskite. Aš šeimininkas. Vaidink už kojų, netep. Už kojų. Kad jam rauko. Aš bijau. Dėti, tas jo irgi aš vėjau. Trauk į sau. Mėgstu. Ai, 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 ai. Čia Jurgi laikė. Nu, Jurgi, čia neiškoti. Viliaus, brolių Gabrieliaus, minėdami pirmasias mirties metines. Jėzau, ateikit čia. Visi paseno. Negergiliai ten. Антон, ну это нравится.
Kaip čia dabar būna, kad jūs pati griaunat visą sodybą? Tai kodėl kad aš čia statau ir dar statau ir stengiuosi, kad gauti žmogų, kad mes išlaikytumėm šitą visą, kad nepražūtų, nepranyktų. Ir dabar šitą kambarį iš skulptūrelių tokių gražių jo parodės. Nu, bijau išnešti lauko. Išnešti lauko nebėra. Juk aš einu visur, žiūri, jau to nebėra, jau to nebėra. Nu, kam ką pasakys. Tai reiškia, patys vagia, o jūs kaltina. O mane kaltina. Juk aš visą gyvenimą mano santaupos čia yra. Visą gyvenimą su vyru dirbam, vaikus auginam. Dabar pasirodo, kad aš esu vagis. Palikau vagis prieš visuomenį. Bet mano širdis yra švari ir aš noriu visiems, kas tik jūs čia esat, to Lietuvoje ir ne Lietuvoje, kad aš nesu ir nebūsiu ir aš rami sąžinė mirsiu. Čia Vilius buvo prie šito altoriaus pašarvotas. Čia laikė mišias prieš išvežant jį į kapines. Mes ten stovėjom truputį aukščiau, kad matytumėm Viliaus veidą. Viliaus motina stovėjo arčiausiai jo ir rankose laikė tokius stambius violetinius gvazdikus ir tais gvazdikais baidė nuo Viliaus veido muses ir jinai mosteli tą krūvą gvazdikų, pakyla toks spiečius tų musių ir toks stiprus įvaizdis, kad motina daužo tais gvazdikais Viliui per veidą. Motina Viliaus visiškai nesuprasdavo, o motina ten atjungdavo ir šviesą, kur akmenį šlifuoja, elektrą išjungdavo, maisto produktus išneždavo. Bet aišku, mumis tai niekas ir netikėjo, sakė, kad mes visokį valkatą suvažiuojam pas Vilių ir užstosim tik tai Vilių. Ir ką viešpats apie jį pasakė? Palaimink, kai jūs dėl mane niekina, persekioja bei meluodami viešai šmeižia. Būkit linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Kiti net bijodavo su juo bendrauti, kad tik nepagalvotų, kad aš esu su juo. O Jėzus sako, tu esi palaimintas, kai tave šmeižia ir tave niekina. Nereikėjo jam tos naštos sunkios lažą užsidėti, jeigu jis būtų buvęs. Nuoširdžiai sakau, mano rankos ant šiandien būtų gyvšint vaikščiais po tą kiemą. Bet ant apsikrovę ir persikrovę save ir šitą žuvo. Mes juokėmės, verkėm, atrodėm kaip išprotėjusios. Džiaugiamės. Vilius paliko kančių pasaulį. Reikėjo kažkam subarti, bet nužudyti negaliu, mano širdis neprileidžia. Aš jau nenoriu, kad likau čia viena ir vaikštau taip, kad pakvaišus šitokiam gyvenimui. Nenoriu aš to.
Čia nieko nėra uždara, viskas atvira. Aš taip gyvenimą suprantu. Man sodyba tam tikra vizija. Sykiu tai ir žmogaus išbandymų vieta. Senelis buvo akmenorius, tėvas akmenorius ir aš akmenorius. Sukūriau sodybą su skulptūromis. Norėdavau gyventi kaip visi, bet niekuomet neišeidavau. Aš dažnai skundžios ir daugybę žmonių girdėjau kalbant, kad laimė praėjus yra seniai. Ir kad laimė buvusi tik tada, ta savijauta, kai mes buvom dar vaikai. Mes kadaise gyvenome, mūsų šeima, mano tėvas buvo pienininkas, Sintautuose, netoli Šakių. Ir būdavo anksti rytą aš nubundu, visi tą esam patyrę, nubundu ir iš krūtinėlės, vaikiškos krūtinėlės veržiasi džiaugsmas, nepaprastas beribis laimės jausmas, tiesiog nemotyvuotas, nesuprantamas, nepaaiškinamas, bet toks buvo. Pažiūrėdavau pro langą, saulė šviečia, žinoma skaitriai, dangus žydras, plaukia debesėliai pūkuoti, kurie man primindavo tai Dievą su balta barzda, tai kokį senelį rūkantį pypkę. Ir atrodė, kad diena niekad nesibaigs. Kad mirties nėra. Ir aš buvau įstikinęs, kad aš niekada nemirsiu. Ir aš tada buvau laimingas. O paskui atėjo vadinamo jaunystė, profesija, pareigos, atsakomybė, nuolatiniai pažeminimai, kuriuos mes visi aktoriai patyrėme, kompromisai, kad išsilaikytum ir net konformizmas ir laimė praėjo. Ir niekada šitos laimės aš jau, tokios laimės beribės ir to jausmo, kad niekada nemirsiu, jau nebepatyriau. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia, tūkstančius kartų, Dievas tave pagarbina geriausiai. Tavo karalystė, tavo valia, tavo valia. Sveika Marija, molis pamalė, Viešpats su tavimi, tu pavirk tarp moterų. Tikiu Dievą Tėvą, Dominus vobiscum, et in spiritu tuo. Amen. Viešpatie, padėk man pakeisti pažiūras. Ko man trūksta, tik tai ramybės. Aš nieko neliečiu ir tegul manęs niekas neliečia. Atleisk.
Mes žemėje esame tremtiniai ir tik tai laikinai gyvename. Mūsų žemė eina į pražūtį. Užteršiam orą, vandenį. Jei juos užteršiam, tai reiškia, kad mumise teka užterštas kraujas. Dieve, pasigailėk pasaulio, kalinių, ligonių, pažemintų ir nuskriaustųjų, iš bado mirštančių, išgelbėk mus Viešpatie. Iš intrigų nugalėk blogį gerumu. Kraujas artimų nepadaro. Tik dvasinį draugiškumą pripažįstu. Tik dvasia turi išliekamąją vertę. Kartais atvažiuoja moteris iš Latvijos. Jie susikuria lauželį, kužda kažkokius poterius. Ta vieta pamėgo lakštingalas, suskrenda ir čiulba nepaliaudamas. Žmogus yra toks, kad nešioja savo širdyje velnią ar Dievą.
Mes taip trumpai gyvenam, o vieni kitų nemylime. Man labai liūdna paliko. Nori, kad aš išeičiau iš sodybos. Nori trupučiuką pabūti, kai ką įgyvendinti, kol atliksiu, kas man skirta. Po to išeisiu, kaip stovi. Vilius buvo gražus, Vilius buvo vaikas, Vilius buvo žolė, buvo paukštis, buvo akmuo, buvo jūra, buvo skaistus, buvo pagonis, buvo jogas, buvo architektas, buvo saulė, buvo budistas, buvo medis. Buvo gundomas, buvo vidūnininkas, buvo valkata, buvo žemė, buvo keikiamas, buvo sveikas, buvo mylimas, buvo mokytojas, buvo žmogus, buvo Krišnaitas, buvo skulptorius, buvo katalikas, buvo prieglauda, buvo bažnyčia, buvo mylintis, buvo savimi, buvo rūpintojėlis, buvo narkomanų ir kalinių mėgiamas, buvo vienuolis, pranciškonas, buvo draskomas, buvo apleistas, buvo šventas, buvo mano draugas, buvo skirtas mums. Vilius buvo maldingas, jis buvo labai reikalingas, jis dar daug kuo buvo. Amen. Viešpatie, kiek gyvena žmonių žemėje, kurios muša, kurios stumdo. Ir gyvena visi dori žmonės išblaškyti kaip avių banda, griaustinių ir žaibų išsklaidyti ir nesusitinka vienas su kitu prie vieno stalo, prie vyno taurės. O niekša broliuojasi apsiginklavę smurto prievartą ir melo burnoja, ir viena mintis jų galvoj, kaip išblaškyti mus. Kaip neleis susėsti mums už vieno stalo ir paspausti broliškai viens kitam rankas. L'amour est clément, il n'est pas envieux. L'amour n'est ni orgueilleux, ni présomptueux. Il ne conduit pas mal, il ne cherche pas de profit pour lui-même, il ne cède pas de place à la méchanceté. Il oublie le mal du passé, il ne se réjouit pas de l'injustice, il approuve la vérité. Il supporte tout, il croit à tout, il a de l'espoir, il résiste à tout. L'amour ne finit jamais. Как я сюда попал? Сам я с города Калининграда. У меня есть друг, наркоман.
И ему посоветовали съездить вот туда, в Паланкай. Приезжали туда наркоманы, с помощью веры их как-то лечили там, чтобы покончить с этим злом. Он крестился, исповедовался и начал здесь жить. Вот. Не хотел возвращаться в Калининград, чтобы опять не сорваться. И как-то он приехал, мы с ним встретились, так разговорились, и он пригласил к себе в усадьбу. Приехал я 15 апреля. Мне понравилось здесь. И, не знаю, может быть, буду зимовать. Домой не тянет. Y siempre olvida el mal del pasado. Es contra la injusticia y a favor de la verdad. Él lo soporta todo, cree en todo, tiene esperanzas y resiste a todo. El amor es eterno. Meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
karinys, tu esi viskas, aš niekas. Tu esi jėga, aš silpnumas. Tu esi visur, aš tik čia. Tu esi tėvas, aš tavo vaikas. Tu esi gyvenimas, aš mirtinumas. Kiekviename atstumtajame matykime Kristaus veidą. Aš priimu visus ir lieku šone. Tegul viešpats reguliuoja. Į sodybą ateina ir tie, kurie dar prieš keletą metų reikalavo viską sunaikinti. Vargu ar šie žmonės vartosi naktimis, kamuojami neramios sąžinės. Viešpatie, amžinas, šventas, galingas ir didelis. Daugelis jau nežino, ir eina jau tik todėl, Viešpatie, werden die Ware nicht zu ihren, werden verkauft, so bleibt die Summe ungesächste. Labai prašau, neatstumkit ne vieno, neklauskit biografijos, tik nebandykit niekam lysti į širdį. Daugelis jų nelaimingi žmonės, tegul būna. Aš iš tikrųjų myliu mamą. Ji visą gyvenimą tik kaupia. Žinau, kad ji kitokia negali būti. Liguistas kaupimas. O vardan ko? Nežinia. Aš turiu viską daryti, kad išgelbėčiau jo sielą.
žvelgiu niūrus į visą praėjusį gyvenimą, nei ženklo, kad būtų bent dienos, kurią laikiau sava. Vilčių tuštybė, norų painiava. Uždengę tiesą, aistros mane slėgia, sutelkia visą pražūtingą jėgą. Vilkuosi be jėgų, į kur mane žinoti. Bijau pažvelgti, bet laikas sukuriuotas, tikrovės neslepia, nors aš šalin metuosi. Laisva valia pasaulį tavo aš piktam atstūmiau, Dieve. Skirki bausmę man. Mano vaikai. Ko tu verti, seni? Todėl, kad negali nieko pakeisti. Mano vaikai, juk jie visi mano vaikai. O kas tu toks būsi? Dievas, kurį niekas neveikia.
Ir ko tu verki, seni? Todėl, kad nieko negaliu pakeisti. Jie šaudosi, kariasi, skandys, žudo. Šiandien 100, rytoj 100 tūkstančių, o aš negaliu to pakeisti. Mano vaikai, aš negaliu to pakeisti. Bet matai, niekas tave nebetiki. Štai kas? Labai puikiai. Esu aš Dievas, kurį niekas nebetiki. Ir aš negaliu to pakeisti, mano vaikai. Mirtis. Aš tave prisimenu labiau išdžiūvusią kaulėte. Tu esi naujasis Dievas. Tave jie tiki, tave jie myli, tave jie tiki. Ir aš negaliu to pakeisti, mano vaikai. Negaliu. Šventoji Marija, Dievo motina, maldos už mus, kaip į